Šiandien mano virtuvėje turime Laurą Mazalienę, 3 nuostabių vaikučių mamą. Laura, malonu, kad atvykai, ačiū tau. Laura yra komunikacijos specialistė, mūsų ambasadorė ir šiandien mums pagamins kai ką lengvo ir greito. Papasakok, Laura. Sveika, Aiste. Tai ačiū labai už kvietimą. Buvo labai smagu pakeisti savo aplinką iš Vilniaus atvykti į Kauną. O šiandien mes gaminsim labai paprastą aguonų pyragą, kadangi artėja Kalėdos, o mano aguoninis pyragas asocijuojasi su Kalėdom. Mėgstu gaminti gana greitai, kaip mėgstu sakyti, paprastai, bet neprastai. Tai šiandien pasidalinsiu savo paprastu, bet tikrai neprastu aguoninio pyrago receptu. Super, bandom. Aš sakau, kadangi mėgstu gaminti ir matuoti viską pakuotėm, tai vienas pakelis aguonų mišinio. Kai jau pradedam ruoštis tam šventiniam laikotarpiui, sako, mama, kada kepsim aguonų pyragą, kad ten vasarą kokią, tai ne, vasarą mes kepam ten tokį sūrio pyragą, žodžiu, aš esu tokia sezoninė gamintoja, turiu tam tikrus receptus, kuriuos, žinai, gaminu tik tais tam tikrų laikotarpių. Mano visi rylsai, viskas yra tik su Kalėdom susiję, kiek esu darius, rodžiu savo auditorijai, tai visą laiką, žodžiu, čia yra toks kalėdinis šitas pyragas ir man labai patinka, kad jis labai greitai pasigamina. Ir skonis tai tikrai, bent jau man tai labai patinka, jis toks būna drėgnas, šlapias. Ar mėgsti kepti pyragus iš principo? Mėgstu, žinok, man patinka, man čia yra tokia kaip mano meditacijos forma. Vaikai kažkaip ypač šaltuoju sezonu išreiškia norą. Kai vakar arba picas kepėmės, paskui po picų ten sausainius kepėmės, ten dekoravomės ir visa kita. Tai toks, kai nebesugalvoju, ką veikti, sakau, vaikai, einam. Gaminta, ne? Einam gaminti ir visiems faina ir bendra veikla ir rezultatas visada džiuginantis ir yra ko laukti. Tai aš tikrai esu iš tų moterų, kuriam suktis virtuvėje yra smagu. Aišku, tam reikia turėti laiko, jeigu ten grįžti ir žinai, kad turi daryti namų darbus ir dar ten laukia kiti visokie dalykai, tai tada man tai kelia stresą, bet aš ir šiaip, žinai, aš negaminu kažkokių ten ypatingų patiekalų, kur ten reikėtų, žinai, 12 valandų kažką laukti, brandinti. Sunkiausia, ką darau, tai cinamoninė bandelė, kur reikia išlaukti kol mėlės, ar ne, ten iškelia tą dešrą. Bet, pavyzdžiui, ir šitas pyragas, nes tai man skaniausias yra palaikytas naktį, per naktį šaldytuve. Tai va, tai, bet šiaip, kai gamini paprastai ir šiaip pastaruoju metu, kai pradėjau daug sportuoti, ypatingai pradėjau vertinti naminį maistą, tai kažkaip būna, žinai, jau ir tokių dienų, kai grįžtu kažkur po darbų namo, kad namuose pasigamintų ar pietus ar kažką, kad jau kažkur kitur nevalgyti. Viskas, šitą dalyką mes jau pabaigiam, dabar tiesiog reikėtų į kokią formą viską supilti. Labai man įdomu, kokie sprendimai tau gal gyvenime ar ne lėmė, kad tai pradėjai daug intensyviai sportuoti, ar ne? Nes seku tave tikrai senai, bendradarbiavom senai, tai ir pažįstu senai, ar ne? Tai žinau bent jau. Ir labai įdomu, kaip iki to daėjai. Dėl to rūpinimosi savimi, tai čia, žinai, nėra kažkokios stebuklingos istorijos, tai tiesiog, kai vyko skyrybos su vyru, tai tikrai man buvo labai sudėtingas laikotarpis ir sirgau depresiją ir po kurio laiko priėmiau sprendimą, kad nenoriu vartoti vaistų ir kas man galėtų pagelbėti iš natūralių tų būdų, ar ne, turėti tą geresnę savijautą. Ir intuityviai kažkaip pradėjau iš pradžių į sporto salę eiti, paskui pilatesą atradau, tada su draugės pasiūlymų, prievarta, nežinau kaip čia pasakyti, išbėgom
ir pamačiau, kad man bėgimas kaip ir patiko, nors iki tol gyvenime niekada nebėgiojau ir aš atsimenu, ten kokius 3 kilometrus išbėgti man būdavo didžiausia kančia. Tai toks, žinai, kai pabandai ir galvoju, geras, tai aš vis dėlto galiu, kažkas pasikeitė, matyt, per tuos metus, kol dėliojom su buvusiu vyru sprendimus, intensyviai sportavau, tada sustiprėjo mano fizinis kūnas ir sustiprėjęs tas fizinis kūnas jau ir galėjo, žinai, išbėgti ir bėgioti, tai viskas taip žingsnis po žingsnio ir susidėliojo. O tada, žinai, pradėjus bėgioti, tada pradedi ir mitybą savo labiau prižiūrėti, miego ritmą, papildus, tai žodžiu, taip po truputį ir užsisuko tas ratas. Aš mėgstu gyvenimą sakyti, dažnai pasispendžiam mes savo kartais spastus, tai va čia aš tos spastus taip gerąją prasme pasispendžiau. Po truputį, be kažkokio perspaudimo, be kažkokių tai išsikeltų didelių tikslų, kad aš čia dabar turiu daryti taip ir taip, ne. Aš sakau, matavausi tuos batelius, truputį ten sporto salėje, truputį pilatėse, truputį pabėgiojant. Ir paskui išsimatavus visus žiūriu, kurie man čia labiausiai tinka. Bet žinai, fainai, toks tai teisingas ar ne žingsnis, kad save pati ištraukiai realiai, ar ne? Nusprendžiau ir einu. Bet tai, žinai, niekas kitas. Neužtrauks, taip, už mus. Taip. Žinai, mes kartais juokaujam ir draugų rate, dabar labai populiaru ir aš labai palaikau šitą madą, eiti pas psichologus, psichoterapeutus, ieškoti ar ne savo kažkokių vidinių problemų, dirbti su jomis. Bet žmogus atėjęs kaip specialistą, net ir tokį turi suprasti, kad vis tiek viską pats turi padaryti, pats turi dirbti, ar knygą paskaityti, ar kažkokį pratimą padaryti. Niekas už mus nieko nepadarys gyvenime. Tai net ir tą patį papildą, ar ne, tu gali nusipirkti, bet tai vis tiek tu turi išgerti. Taip, nestovėti, turi lentynoje. Taip, tai vis tiek reikia to savo indėlio, bet kokiam tam tokiam gyvenime apsisprendime. Tai aš tą pamoką džiaugiuosi, kad išmokau ir dabar taip stengiuosi ir savo artimoje aplinkoje vis per savo pavyzdį visiems papasakoti, perteikti, kad viskas prasideda nuo mūsų. Kaip sako, žinai, toks yra gražus išsireiškimas, kad viskas gyvenime turi priežastį. O ta priežastis esi tu, arba aš, ar ne? Ir kai tai supranti, tada jau ten nebeieškai, kodėl ten kažkur kažkas daro. Ne, tai yra mano apsisprendimas turėti kokybišką rutiną, kokybišką gyvenimą, nes aš noriu geros savijautos ir tik aš pati esu atsakinga už tai. Tai ir ten nelaukiu, kol man kažkas nupirks, kol kažkas už mane kažką padarys ar pakvies į treniruotę. Anksčiau tikrai tai būdavo. Nesportuosiu, nes man draugė dabar negali eiti su manim sporto salę. Nebėra tokių dalykų, žinai. Susiplanuoji. Tai yra apie mane. Tai yra ne apie mano draugą, ne apie mūsų santykį, mes kažkaip kitaip ten galim kurti, burti ten ar ne tą santykį, bet tai yra apie mane ir aš laikausi tos disciplinos, vėlgi, ar ne, gyvenime, viskam reikia to tęstinumo, bet tęstinumo niekas nevyksta. Tai aš kaip sakau, geriau kiekvieną dieną padaryti kažkokį mažą žingsnelį, negu nedaryti nieko. Tai iš tų mažų žingsnelių, žinai, paskui žiūri, kad visai neblogo kilometražą nuėjęs esi. Taip tie mūsų, irgi kaip žmonės sako, kaip čia dabar mums čia pakeisti tą gyvenimą, nes visi įsivaizduoja, kad atsikels pirmadienio rytą ir viskas, nuo šiandien, nebegeriu kavos, valgau tik sveiką maistą, sportuoju ir visa kita. Ir tai yra tokia apgaulė, kuriam net žmogui tikriausiai pačiam yra sunku patikėti, kad man tai pavyks. Ir aš irgi vienu metu labai domėjausi, kaip reikia tos įpročius keisti. Tai labai toks paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, net skaitant knygas. Žmogus, jeigu nori pradėti skaityti knygas, tai tu negali išsikelti savo tikslo, kad jau dabar per savaitę perskaitysiu knygą, jeigu tu to niekada nesidaręs, nes tada iškart mūsų sistema pradeda tam priešintis, mums tai yra svetima ar nepažįstama. Bet tada tu pradedi žaidimą su savimi ir pasakai, aš šiandien perskaitysiu 1 puslapį. Viskas. Nereikia man ten nei skyriaus, nei 1 puslapį. Ir aš kažkada irgi galvoju, aš taip mėgstu skaityti knygas, galvoju, gerai, 1 puslapį, neįmanoma, nes dažniausiai būna, kad sakinys jau ten ar ne perskaitė, tu gerai 2. Tada tu žiūrėk jau ir 3 perskaitė, ar ne? Ir tai po truputį, tai tas pats, žinai, ir su sporto disciplina. Tai ten nereikia eiti ir bėgti iškart 10 kilometrų. Bėkit 1 kilometrą, ar ne? Ten nusipirkit 1 papildų pakuotę, ar ne? Ir pasižiūrėkit, ir nepamirškit, kad dabar savaitę laiko aš dirbu su savimi ir turiu nepamiršti išgerti, ar ne, ten kažkokio papildų. Man lygiai tas pats buvo su kava, labai norėjau atsisakyti kavos.
nes aš kavą geriu tik su cukrumi. Suprantu, kad man juoda kava neskanu ir su pienu ne visada skanu, bet jeigu yra ir pieno, ir ten kondensuoto pieno, cukrų, žodžiu, čia jau yra mano tema. Ir galvoju, nenoriu aš tos priklausomybės, kad kiekvieną rytą atsikėlus iškart savo injekciją ar ne to cukrus. Tai aš savo pasakiau, savaitę Laura be kavos. Kas yra savaitė mūsų gyvenimo perspektyvoje? Nieko. Praėjo ta savaitė, nu gerai, pabandom dar savaitę. Tai paskui praėjo jau 2. Nu gerai, nu tai gal tada mėnesį. Žinai, paskui praėjo 3 mėnesius ir buvo geras, 4 metų. Ir viskas. Ir aš atsimenu, galvoju, kad nes aš bėgiodavau ir man kava padėdavo atsibusti. Aišku, biškai ten užkeldavo cukrų, tada rezultatas būdavo geresnis. Ir aš galvoju, aš kaip tik atsisakiau kavos prieš pasiruošimą maratonui. Ir galvoju, kaip man bus sunku. Nevelna, žinai, tai va, kiek mes turim tokių sustabarėjusių įsitikinimų, kad bus taip, o ne kitaip. Ir kai pradedi kažką keisti, tada žiūri, kad viskas ir keičiasi, žinai. Bet čia turi būti toks vidinis apsisprendimas, kad tai aš darau dėl savęs, ne ten dėl vyro, ne dėl draugės, dėl kažkokios mados, ar ne, bet tu priimi sprendimą, kad man pačiam būtų geriau. Ir tada jau ne taip sudėtinga kažką gyvenime keisti pasidarė. Man atrodo, čia tas sąmoningumas, ar ne, viduje, kai atsiranda toksai, tada pradedi žiūrėti vieną gabalą gyvenimo, kitą gabalą, ar ne, ir kaip vat, su knygom paminėjai, tai man iš tikrųjų yra taip, kad aš knygas mėgstu turėti ir mašinoje, ir rankinėje, ir namuose, ar ne, ir vienam kambarį, ir kitam, nes, tarkim, kažkur laukiant aš jau galiu atsidaryti tą knygą ir elementariai tada gaunasi toks įprotis, tu net nepastebint išsiugdai ir, kaip sakau, su papildais reikia turėti ten, kur tu būni tuo metu ir tada gaunasi, kad tu tiesiog labai lengvai gali juos išgerti. Ir tada jau užsisuka tas ratas, kada tu pats ieškai nesąmoningai, kad jau tau reikia, žinai. Tai aš, pavyzdžiui, anksčiau neturėjau tos papildų dėžutės, tai toks būdavo, žinai, išeini ryte, tai ryte išgeri ir tada tik vakare ir nutrūksta tos dienos. Tai vat irgi nusipirkau tokių gražių dėžučių, man patinka viską taip gražiai apvilkti kažkur, ar ne? Tada įsimeti rankinuką, tai tarp knygų, vandens, o žiūri, ir papildai dar šiandien manęs laukia. Vis tiek turi kažkaip susidėlioti, ar ne, tą kasdienybę, kad tau jinai būtų patogi. Čia kaip su mitybos planu, ar ne, iš pradžių, aš atsimenu, kai sudarinėdavau savaitį, toks atrodo labai sudėtinga, atsisėsti, susirašyti čia visai savaitai, bet tu, kaip sakau, pasidarai tokią špargalkę. Taip ir čia tu tokia kasdienę špargalkę, knygą įsimesti, vandens buteliuką įsimesti, papildus įsimesti, ar ne, į tą rankinuką, tiesiog turėti po ranka. Tai ir viskas. Tai vat kaip apgalvoji tos strateginius žingsnius, ir tada tikrai viskas daug lengviau. Taip, pritariu. Irgi. Be gertuvės iš namų niekas neišeina. Tai po truputį, tai įpročiai ir išsiugdo. Ir man sakau, pavyzdžiui, kodėl paminėjau, kad patinka įvilkti viską į gražias detalės, nes tai irgi patampa gyvenimo stiliaus kažkokia dalimi, ar ne, kažkokia graži gertuvė. Tai jeigu būtų negraži, gal nepasiimčiau, bet toks, faina, noris ją turėti šalia, ne, ten papildų graži dėžutė, irgi visai, žinai, smagiai atrodo. Net bėgiojant man kartais būna, ypač dabar, kai atvėso oras ir atrodo, o Dieve, kaip sunku yra išbėgti, ar ten kai lyja, dabar tikrai, bjauresnis tas oras. Na gerai, bet ten kokią skarelę nusipirki, kokias kojines ryškesnės, ar ne? Yra tokie moteriški, subtilūs triukai, bet jeigu tai veikia, kodėlgi ne, ar ne? To labiau, kad įdomios detalės, pavyzdžiui, kad žiūri tavo akinių rėmas, man toks gražus, ar ne, nes ne juodas, nes dažniausiai būna standartiškai juodas, arba iš vis dabar populiaru, ar ne, be rėmelių, tik stikliukas. Bet taip smagu, kai mes mokam žaisti per detalės, ar ne, tas gyvenimas daug spalvingesnis. Tai ta rutina, jeigu norim ir tų pokyčių, kažkokių kitokių įpročių, tai pačios kartais reikia nuspalvinti gražiausiams spalvom. Ne vien tik rimtai gyventi. Mūsų kitas receptas yra grikiai su daržovėm, tai aš sakau,
čia yra universaliausias mano patiekalas, nes jis tinka ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarienė. Tai kai baigėsi mano fantazija, tai tada, žodžiu, vis laik būna grikiai su kažko ir vaikai irgi sako, mama, vėl grikiai, tai aš sakau, vėl grikiai. Tik vieną kartą daugiau kokios cukinijos įpjaustau ar morkų, tai irgi truputį pasikeičia tas skonis, bet šiaip, ta prasme, labai man patinka šitas receptas, nes gana sotu, greitai pasigamina ir sakau, tikrai tinka tiek pusryčiam, tiek pietums, tiek vakarienė. Bet va čia, pavyzdžiui, kartais būna aš dar kokios lašišos, jeigu noriu, skūdytos galiu užsidėti, žinai. Taip. Ir mėgstu labiau tos grikius užsimerkti ir pasikepinti, kad jie nebūtų tokie pratižę, žinai. Taip. Bet čia irgi labai skonio reikalas. Kiek metų, Laura, dabar įskaičiuoji va tokio intensyvesnio sporto ir rutinos? Po kiek laiko tau tokie pasijuto pirmieji, nežinau, ne rezultatai gal noriu pasakyti, bet savijautos pokyčiai, bėgimo gal čia labiau aptarti ar ne, kada pradėjai bėgioti? Nu, tai va prieš metus rugsėjį aš Vilniaus maratone nubėgau pirmosius oficialius savo 10 km. Tai čia va buvo pati ta mano pradžia. O metai laiko praėjo ir šį rugsėjį jau pilną maratoną nubėgau. Taip, mačiau, super. Tai vat per metus laiko ta metamorfozė, sakyčiau, man tai tikrai gana didelė, nes aš niekada nebuvau labai sportuojanti. Vaikystėje lankiau ten sportinius šokius, baseiną, bet ten studijų metais, ten iš šokius nueidavau, man šokti visą gyvenimą patiko, ten ar gatvės šokiai, ar ten salsa, ar kažkas, bet tai būdavo vienintelė mano fizinė veikla. O čia, kad eiti ir sporto salė, ir bėgioti, ir pilatesas, dabar dar ir baseiną prijungiau. Tai žodžiu, realiai to tokio stipraus pokyčio, tai va yra 1,5 metų, žinai, kai kažkas keičiasi. Ir net ir žaidžiant su vaikais kažkada atsimenu, mes ten tiek lakstom ir aš galvoju, kaip faina, nes anksčiau toks būdavo, vaikai, ką nors pažaidžiam, papiešiam, ar ne, toks atrodo sustabarėjai, nori kažkokios tos ramesnės veiklos, o dabar tas energetinis potencialas, jis labai stipriai išaugęs, kur net kartais su draugiam, sako, susitinkam kavos. Gal einam pasivaikščioti ir jau visi iš manęs juokiasi. Kad kažką kitaip. Kad kažką jau reikia veikti, sakau, ar ten padelį pažaisti, kad jau norisi to aktyvumo, kad jau nebe kažkur susitikti, pasėdėti. Tai... Bet tas man labai faina, nes tada tu toks tikrai labai gyvas, žinai, jautiesi. Tai labai džiaugiuosi to pokytį. Kiek kartų per savaitę dabar gaunasi tau sportuoti? Sportuoti? Sportuoju tik kiekvieną dieną ir kartais jau galvoju, gal jau reikėtų pamažinti, nes labai smagu, bet vis tiek per imunitetą kažkiek atsiliepia, nes nespėja organizmas atsistatyti. Tai čia irgi labai svarbu neperlenkti tos lazdos, kad ir kaip patinka tas žaidimas, nes tu gauni to adrenalino, tos geros energijos, bet kartais tikrai būna atsikeli šeštadienį ryte ir galvoju vėl bėgti, nes aš irgi esu žmogus, tikrai nebėgu visą laiką, žinai, su šypsena. Tai irgi dabar ta kita proceso dalis - mokytis girdėti savo kūną ir neperlenkti tos lazdos. Tai, bet šiaip, 5 treniruotės per savaitę. Bet man dar konsistencija per tiršta, tai va iš akies tiesiog pilu to vandenuko ir viską išmaišau. Na, o dabar turėtų suklusti pomidoro mėgėjai. Čia mano tema, man labai patinka pomidorai.
Tai čia tokie labai greiti sumuštinukai, liaudiškai tariant, ar ne? Arba kai namuose nėra ką valgyti, atrodo, tai visada pasirodo yra ką valgyti. Tai duonos visi turim, bet kokiu pavidalu, broskėtos, ne broskėtos ar ne pomidoriukų. Irgi, manau, pomidoras ir agurkas pas mus. Taip. Dominuoja česnakas ir kažkoks aliejukas, o bazilikas galima dėti, galima nedėti. Tai žodžiu, labai greitai, bet labai labai skaniai pasidaro. Super.